Nu, sveiki, kušindai. Va, valaus tarpinės. Bandysime pradėti surinkinėti jau. Nušlifavo galvų. Praraibaravo, kaip sakant, voštuvų lyzdus. Tai turėtų būti viskas gerai dabar. Bandysime sudėti, užvežti ir žiūrėti. Reikia dabar labai gerai nusivalyti visas tarpinės, kad būtų sandaru visur. Reiks ant traktoriaus bloką irgi gražiai nusivalyti. Kaip atrodo šlifuotas paviršius. Tai va teifa. Tai va voštuvų sutvarkė lizdus. Manykim bus gerai. Tai va, akų gerai, aš toliau šveičiuos, valaus ir žiūrim toliau. Tarpinė gerai prikepus. Jo, šitą. Nu ką, dabar svarbus momentas nusivalyti reikia blokas. Gražiai nuo senos tarpinės. Nėra labai prilypus šiandien, bet yra tokių vat. Nu ką, baigi nusivalyti panašiai jau. Bus galima dėti tarpinę. Ir bus galima kelt galvą. Nu palyginant tarpinės, senoji vat yra tokia. Ir dabar bus naujoji va tokia. Tai kuo skiriasi? Tai va čia yra metaliniai žiedai. Čianai. Nu tipa geriau turėtų būti. Tai va senai tarpiniai yra siauresni šitie metaliniai žiedai. Tai yra platesni. Ten tipo skaitas jau eurą dainai tipo pastiprinta. Ir šiaip šitai tai buvo tefloniniai žiedai dedas. Čia va į grevelius. Tai aš jų nupirkau papildomai. Nes prie tarpinės nebuvo, bet iš tikrųjų net nereikia dėti, nes čia yra per daug staresnis. Šitas ir jas net neusimauna šitie. Ant šitos susimauna, ant tos ne. Tai va, nu, jinai tokia ir vat metalinė visa pastiprinta, kaip sakant. Todėl šitie lieka. Taip, dabar nusivalau šitų tarpinį irgi. Nu ką, viskas kruopščiai nuvalyta.
bandys madėt. Šį kartą bandysiu vieną susikelt. Draugas dar miega, ankstyvas rytas. Šiandien, 5 pradėjau. Tai, bandam nešti, čia kažkur pastatykime kamerų. Kur čia mes įkišime, kažkur, o čia va. Net tu pasida atsinešiau, jo. O šitaip turi būt, va. Op, įkrita. Įkrito. Dabar susigaudys man varžtus galvos. Bandys man veržti. Nu, kaip ir gerai, pavyko užkelt. Kur dabar varžtai? Taip, 2 erdėm. Čia varžtai. Taip, dabar varžtai. Yra 4 trumpesni. Tai trumpesni va čia, ko gero eina. Jo, trumpesni eina. Čianai 4. Taip, taip. Nu va, varžtai visi, nieks nepasimetė, tvarkoj. Dabar susisuksma iki veržimo ribos. Ir tada su dinometriniu raktu bandysime užveržti. Taisyklingai. Dinamometrinį raktą nusipirkau. Tai pradžiai ant 100 Newtonų perėsim, tada 150 ir apie 200 paskui ant galo. 109-210 rašo taip. Tai dabar eiliškumas yra vis tiek. Negali čia belė kaip veržti. Tai nuo centro pradedi, tada tu, tada tu, tada tu,
Tada kiton pusėn prisimetam, tu. Tada vėl tu. Nu ir taip va, šachmatiškai. Bandykim. Nu, susireguliuojam raktų. Ant 100 dabar pasidariau. Nu, va, atsiradau šiaip yra schema, kaip kuris oraštas eiliškumas veržės. Ir jau mėginsime. Nu ką, 100 Newtonų jeigu perėjau, kur pasidarau 105 pereinu vėl taip pat ir paskui 200 pereisiu. Nu tai vat, toks procesas. Nu ką, galva priveršta. Viskas tvarkoja. Dabar kuo? Kišam vožtuvų štangelas atgal. Vaikai kaip ir nelėtė, nesumaišė čia man jų. Taip, tai šitas yra nuo kabinos pusės, ne? Taip, tai vat nuo kabinos pusės ir prasideda šitie. Taip, kažkur čia varžtai turi būti šitie. Man atrodo, šaibas turėjo būti, ne? Taip, vožtuvų. Ar nebuvo šaibų, ne aš sakiau, vat ir neatsimenu dabar. Tuoj atsisuksiu videją, buvo nufilmuota viskas, tai matysiu, ar čia buvo šaibas ar nebuvo. Šitai yra šaibas, čia kaip ir sunku pasakyti. Pasižiūrėkime videją praeitų ir matysim. Tai va, reiks ir vožtuvą iš naujo persireguliuoti, nes
įsišlifavo vožtuvų lizdai. Tai bus pasikeitę dabar. Nu, patikrinam žvakės da. O štai gera, dūmas yra, garuoja. Va šita bus bloga, nėra nieko. Šita bloga. Na, šita gera, aišku jau. Taip, čia dėtų. Šita irgi gera. Dūmelis rūksta. Tai va vieną blogą, reikia tą pasižymėti, kad blogą dabar susuksiu. Vėliau nusipirks man gal. Kažkada. Nu, kuda prasivalau purkštukų lizdus, leidžiu atgal purkštukus. Nu, panašu, kad švaru. Tai purkštukai čia įsiviniojau gražiai, kad nepridulkėtų vidun. Sekmadienis šiandien, šilta diena. Kaip sakant, tėčio diena. Tai va šiandien atskėliau anksčiau. Čia daug maž dardydamų jau baigė susirinkti. Ir paliksim paskui, nežinau, vakarui gal biškį, nes šiandien šventą dieną, sekmadienis, kaip sakant. Važiuosim biškį gal papramagaut kažkur. Vaikai sakė, nori važiuoti papramagaut. Kadangi tėčio diena, tai, kaip sakant, ne, tėtė ir nuveš. Nu va. Purkštukus sudėjom. Dabar prisukam. Nu va, purkštukai vietai. Lyka vamsdeliai. Vožtuvės susireguliuoti, uždėt dangtelis, tarpinę, antifrizą šlangas, kolektorius, turbina, viskas. Ir viskas, ką vakarį vesim, bandysim išsivesti, žiūrėsim, ar dinga problema. Jeigu nedinga, tai ku tada? Uždegta, ne? Uždegsime tada. Ir viskas, nėra traktorė, nėra problemų. Sprendžiamas visas problemas, kaip sakoma. Nieko čia baisaus. Kiek remontas kainavo, pakalbėsim vėliau. Bet kainavo, tai labai galiu pasakyti pigiai. Kaip sakant, vakarietiško jau už tiek nesusiremontuosi. Van ko gerai šitas traktoris, kad labai pigias dalis. Vakarietiškas yra komfortas, labai gera važiuoti, bet remontas brangus jau jas. Aišku, rečiau ir gesta. Nėra, kad ten labai agenda, bet viską būna. Žiūrėjau, naujai belarusai. Biški ten kabina perdaryta, bet stebuklingai kažkas nepakeista, kad ten būtų labai jau skirtus kažkas.
keletą patobulinimų, nieką jie netobulina. Daug metų tas pats. Gali ir gerai, tai dirbta sistema jau taip ir dirbi su tos traktorius. Nu tik va Lietuvoje nebegalima jau jų registruoti. Kurie da buvo įregistruoti iki ten, nežinau, kelintų ten metų. Tai juos da gali persirašyti, naują jau registruoti negali. Nu va, da triubelas, susidėsiu kurą. Kaip čia buvo, dabar kažkaip buvau susižymėjęs. Va čia gal pirmą. Čia ketvirtą. Aišku, čia kitaip ir nesudėsi jau. Gal ir sudėsi, kas tai žino. Čia trečia yra. Ne trečia, antra. Antra čia nai. Ir trečia. Nu, kuda čia pakalbėkim. Gal ir šitam reiks, kad grupė keista iškas suvažinės, mes tų grupė. Dabar yra 1800 motovalandų, kažkas su biškiu pas jį. Šiaip nėra daug palyginus, tai jis dar, nežinau, 5000 gali važiuoti drąsiai, manau. Jeigu neišlis vėl kokia nesąmonė, čia jau taip kažkaip nesąmoningai išlinda. Na, aišku, gali būti ant skaidirbis vežiodavo, nu, apkravos negali, priekabų tampydavo tenai seniau. Tai gali būt, kad tas ir paspartina tos ir vožtuvų pridėgimų, nes ant kaip ir apkravos negaudavo. Nu tai va dabar biški susmulkintuvų gauna apkravos, jau kur sunkiau spajaučia, taip variklis pridūsta. Bet dar tai jis negavo da tokias apkravos, nei plūgą da tempis, nei kultivatoriaus. Tai da taip palyginus negavo jis apkravos, tai vat reikėtų įkinkyti plūgant, tai tada išlystų viskas. Geriau, kad neišlystų nieks, aišku. Gerai, čia užsiveržėm ir sio. Man atrodo viskas, tam kartui einu. Reikia apsiplauti rankenas. Na, šitų tepalų ir kažkur važiuojam biškį pramagų. Paskui vakarį grįžęs pabaigsiu susirinkti ir bandysime užvesti. Kaip seksis, pamatysime vėliau.